Europos Lietuvos piliečiai, Tauro apygardos vyrai ir visi tremtiniai ir tremtiniai. Būtų gerai, kad tokių švenčių nebūtų, bet jeigu jau yra, tai vis tiek mes ir šitokią dieną turėtume matyti savo pergalės dieną. Matyti, kad mažosioms ir mažesnėms tautoms šitai lenta, kad kaip rašė Maironis, per kančias į garbę. Daugiau tokių skaudžių pergalių, kur mūsų tautos mažėja kalbos plotas ir daugelis kitų dalykų. Bet ir kaip šnekėtume, ir 19 amžiaus pabaiga ir iki čia kilusi bendrinė lietuvių kalba ir visa Lietuvos valstybė, ir 19, 18, 20 metai, kai ūkininko vaikas ėmė paskutinį savo arklį tėvų ir ėjo kovoti už valstybę, kuri dar iš esmės gyveno tik tai svajonėse, jokio tikro nebuvo. Ir tas 20-metis stebuklingas ir ypač pokario metai, kai jauni gimnazistai ėmė šautuvą į ranką, o paskui gulė Turgaus aikštėse ir visur kitur. Mes matydami tuos praradimus ir Vorkutas, Indas ir visus kitus gulagus, mes galime pasakyti, kad tai buvo mūsų tėvų, mūsų senelių ir mūsų valstybės pergalė. Taigi sveikinu šiandien su didžiulė pergalė dienos vilties diena ir linkiuosi savo ir kitiems, kad tos vertybės, kurios buvo perneštos per Sibirus, jų būtų daugiau šios dienos valstybei. Politikoje, valstybės gyvenime, žmonių santykiuose, užsienio politikoje, mūsų dainose, mūsų televizijoje. Labai vienas prancūzas gražiai yra pasakęs: aš neįsivaizduoju, kas atsitiktų su mano prancūzų tauta, jeigu iš mūsų kas nors atimtų 50 poetų žymiausių, 50 agronomų, 50 verslininkų, 50 valstybės vadovų. Kūnas likto be sielos. Lietuvos tauta praradusi tūkstančius tos sielos dalykų ir nepaisant to mes vis tiek tą savo valstybę turim. Šiokią, tokią, su trūkumais, su klaidų darančiais politikais, bet ir taip pat su šitokiais renginiais. Aš sveikinu Jūs su šitą dieną.